Atėjo rudenėlis, ane, šiandien turim rugsėjo 3 ar 4 dieną. Bet ritmas dar šiltas, ritmas vasariškas. Pelkės atrodo absoliučiai vasariškai, dar visos apžėlusios. Todėl galvoju, ruduo, ne? Reiktų lydekėlių pabandyti pagauti. Bet bandysim pradžiai ne šiaip, ne paprastai, o bandysim su varliukais. Bandysim su varliukais, bandysim su paviršiniais masalais, jeigu išeis. Jeigu nieks nekips, aišku, kažką kitko galvosim. Bet žo, esmė šiandien kažką pagauti ant dirbtinės varlės. Turiu tokių šustrų varlių. 3 jau paruoštos. Pradėsim gal nuo tokios su ofsetiniu kabliu. Kadangi ta varlė turi gana nemažai masės, tai tiesiog ofsetinis kablys be svorio, kad gaudyt labiau paviršiui. Ir žiūrėsim. Bet čia bičiuliai viskas bele kaip apžėlė tie prūdai. Daug labiau negu aš įsivaizdavau. Aš iš tikro net nežinau, ar man čia eis užbrist, neis užbrist. Gal čia iš karto gylis didžiausias. O, varlė labai lėtai skęsta. Ojojoj, nu ką, bandykime. Bandykime brist ir tikėkimės nesusmigti iki kelienų. O, ne, eik tu načiu. Gerai, čia yra gilu. Čia, bičiuliai, yra gilu. Varliukas gražiai paviršiui dirba. Gali būti, bičiuliai, kad čia šitoj pelkėj mums nelabai čia išeis mums pažvejoti. O, ne, vaikyti. Be šansų. Be šansų. Tokia graži pelkė, bet čia braidymas be šansinis. -1 varliukas. Turėjom pirmą kibimą. Neužsėdo. Galbūt taip, kaip turėjo užsėsti. Bet bent jau kažką turėjom veiksmo. Mačiau, tokia banga parėjo ir šmaukšt buvo. Prie pat žolių jau. Uždėjom varlę su svoriu. Čia tokia atviresnė vieta, galvoju. Pabandysiu aš čia truputį pasinardinti. Gal ant paviršiaus nenori kibti. Tiek čia turi būti lydekiukų. 100%. Žodžiu, šitą pelkę
kažkaip neparodė, kad turi gyvybės. Tai mes čia labai ilgai ir nebūsim. Anoje buvo gyvybės, bet ten neįmanoma prieiti, neįmanoma užbristi. Važiuojam toliau. Čia netoli yra toks didesnis vandens telkinys. Jis irgi žiauriai apžėlęs. Tai vėlgi neaišku, kaip mums ten pavyks pažvejoti. Ok. Įmanoma įbristi. Kitur visur apaugę žolėm. Galbūt dar tenai kažkur nueisim, pažiūrėsim, bet šiaip mėtama vieta. Opa, bičiuliai, turim. Gerą gyvulį. Bėga į žolės. Ai. Oi. Į žolės iš karto. Ne. Prašau. Nereikia. Eik tu načia. Opapa. Bičiuliai, turim pirmą žuviną. Ok, nu jau palėtėm. Opa. Varliukas, ane? Bum! Pirma rudens lydekaitė. Pasirodė iš pradžių iš smūgio, tai žymiai didesnė. Nu, galbūt, kad žolėsi iš karto, bet, nu, tokia. Užsidėjau svorį. Su to svoriu jinai labai giliai neina, bet, nu, eina kokį vis tiek iš toliau. Panėrus kokį 30 cm. 40 gal. Nu, neleidžiu šiai labai giliai prinerti. Ir va. Varliukas, ane? Crazy Flapper, ar kaip vadinas. Galit, bičiuliai, užeiti fishon.lt. Gyvas galas lydekinių dalykų, rudeninių dalykų. Šaut kodą 2kg. Kai susidedam krepšelį, gausit papildomą nuolaidą 7 procentų ant viršaus. Ir galėsit dubasintas lydekas, ane? Šita bičiulė įlanka tokia sekli, žolių čia visur yra. Plius minus tokiom salom, tai čia aš manau tikrai ryte atvaro tos lydekos tom varlėm paskanauti. Ar nebūtinai varlėm. Tuoj pro salelę dabar. Pro salelę pravesim ir bus šmaukšt. Arba ne. Opa, dar viena. Yes. Bet mažesnė atrodo. Jaučias, neatrodo. Dar nieks neatrodo. Jo, mažutė. Kas čia? Jo, lydekiukas. Ai, tu šik. Tik čia. Dar vienas peiliukas. Nu ką, visai šauniai. Pravedimą, matot, darau tokį tiesiog. Plius minus tolygus. Kažkaip greit sulaukiau kibimo tokių pravedimų, tai... Tai tinka matyt. Nors būtų galima ir bandyti varlę imituoti. Tokiais, ane,
Manau, irgi veiktų. Kibimas palei žolės. Nors čia kažkur labai neprivaikščiusi, bet galbūt pabandysiu šitoj lankeliai dar kokį prieimą surasti, nes tam pačiam kažkaip truputį užknisa stovėti ir mėtyti. Bet kol kas neblogai, 4 ane kibimukai, 2 lydekėlės, nedidelės, bet vis geriau negu nieko, tai kaip ir all good. Bandykim. Norėčiau arčiau tenai šiaip. Smėgimas vyksta iki kelienų. Wow, pamačiau. Ne. Nu kažką čia prabridom. Bet jeigu reiks didelę žuvį netyčia įsitraukti, tai bus problemų. Blemba, dar vienas kibimas. Nepakirtau. Nepatogiai, labai tą meškerę laikiau. Opa, turim. Gal tą patį? Nežinau. O gal ir ne. Blemba. Nu negi, čia nėra didesnių lydekų. Čia šitas tvenkinys tai gana didelis. Ok. Ramiai. Tokie bičiuliai, va. Lydekiukas su varlė burnoj, žolėse. Epapa. Nu tokia. Štaškė varlė mano. Blemba, šiaip gal veiktų ir su ta viena koja. Bet gal viso pikto pasikeiskime normalų varliuką. Visiškai naujas varliukas. Veikia tos keitecho gumos, ane? Kaip daugelis žinom, veikia, bet jos baisiai minkštos. Jų reikia, blemba, daug turėti, vat. Tokie, ane? Turiu 5 varliukus. Kiek čia? Ir per 1,5 valandos jau 2 nebėra. 3 lydekas pačiupinėjom, gal dar tiek pat kibimų, ane, ir minus 2 varliukai. Priepat žolių kalė vėl. Grinai, ne priepato, realiai žolėse, jau traukiau masalą. Palei žolės, jas irgi tyko šitų varliukų. Tokių atvarkšų tyko. Nu, bet čia pakirsti buvo šansų nelabai daug. Pabandykim gal iš tos pusės palei žolės dar. Aš, bičiuliai, galvoju, kad mes turbūt jau
tos įlankėlės, tas aktyvės lydekas daugiau mažiau susirinkom. Man toks įtarimas kyla, nes jau gana ilgokai mėtau be kibimo. Va, mūsų įlankėlė. Nežinau, dar čia truputėlį pabandysim į vieną vietą nueiti. Netoli liktais kažkokį mačiau, kad galimai galėtų būti priėjimas. Turim čia, bičiuliai, kažkokį bebro kelią. Ir manau, mes prieisim. Aš tik tikiuosi, kad eis nubristi. O čia visko gali būti. Wow. Wow. Gerai. Kas čia dabar? Čia grinai bebro kelias, va. Bebro nugriauštos šakos. Ar mes dabrysim? Klausimas. Labai fainai lankėlė. Oi, bičiuliai. Dabrydom. Yes. Gerai, lankėlė faina. Nu čia turėtų patruliuoti nors vienas alkanas lydekiukas, aš manau. Ką? Aš manau, turėtų tokiai lankėliai. Bet vėl, ko gero, bus nedidelis. Opa! Eik, tu sau nuėjo. Jopapatatarai. Jopapaparai, tatarai. Kalė vėl prie žolių. Bet toksai. Vėl turbūt špokas. Špokas košės nevalgęs. Nors, žinai, kol nepamatysi, negali sakyti, kartais maža lydeka iš pradžių palei smūgį ir pirmus judesius gali pasirodyti didesnė negu iš tikro yra. Kartais didelė lydeka gali pasirodyti mažesnė iš pradžių. Tokią mes čia filosofiją pasakiau. Išminti. Nu, bet taip yra. Nu gerai, bent jau vienas peiliukas čia patruliavo. Jeigu ką, jau negalėsim sakyti, kad čia buvo tuščia. Bet vis tiek mums būtų gerai kažką rankose čia palaikyti. Kaip sakoma, geriau peiliukas rankoj negu paršas girioj. Eik, tu načiart, vėl nuėjo. Bet čia vėl buvo mažytė lydeka, dėl to ir neužsikirto. Aš jaučiau, kad čia labai varganas tas smūgelis buvo. Žodžiu, nu čia jo tokia įlankos įlanka. Tai čia mažiausias iš mažiausių, matyt, susirenka. Tų varlių. Paragaut, opa, yes. Gal ta pati, gal ne, nežinau. Gal ne visai maža. Bėga iš žolės. Ateik čia. Ateik čia. Blemba. Turiu. O. Skratė. Pažiūrėkim, tikiuos, ne, varlės nesuėdė. Nu, nepalėtėm jos, o kormoranas superstas skraido. Žiūrėkit, bičiuliai, kaip iškando. Mes jos nepalėtėm, tai kaip užskaityti negalim. Bet nors matėm, kad kilograminė tokia, ne? Nu ir gerai. Dar vienas kormoranas.
Parazitukai. Žinokit, tokie kormoranai kilograminę lydeką praryja stačią. Ir čia nepasakos girdėtos, o savo akim matyta. Opa, nu, palei žolės, bičiuliai, tokį. Plaukia varliukas palei žolytę. Ne, nevalgykit manęs niekas. Nevalgykit, aš plaukiu namo, aš plaukiu. Opa, opa, opa. Ai, tu načio. Vėl žolėse kalė. Tas varliukas, bičiuliai, dar laikosi, bet jis, žinokit, atrodo jau kaip iš blenderio ištrauktas. Suvarytas visas žiauriai. Nurėžė. Blemba, čia atrodė jau didesnė žuvis. Nu ką, čia su trišakiu nepažvėjosi, bičiuliai. Tik ofsetinis kablys. Dar kad taip kala priepati žolių, jau keliant praktiškai, tai dar tą suprastina, tą pakirtimą. Iš toli tai daugiau mažiau pakirtų. Numėtysim tokią neįgalę varlę, sakykim, su viena koja. Gal tiks ir tokia, nežinau. Nu, linksma, nors pamatytos kibimus. Atrodo, kad seka, o gal ne. Ruduo jau ne tai, kad artėja, o jisai jau čia. Tai užsukit į fishon.lt, apsiginkluokit lydekom, bet lydekinių dalykų tai ten yra neapriepiama daugybė. Pasinaudokit mano nuolaidos kodu 2KG, ir gausit dar minus 7%. Sutaupysit vieną kitą pinigą ir būsit pasiruošę aštredančių margašonių, kapledančių kreivazūbių ir visokių kitokių, pabaisų plėšrūnų žvejybai. Šita kūdra netokia ir kūdra, čia visai nemažas saliginai tvenkinukas. Tik tiek, kad jisai visas apžėlęs ir bent jau palei mapsus, tai ten, kur mes buvom, yra vienintelė vieta, kur įmanoma dasibrėst, dasirauti. Galbūt dar čia būtų įmanoma. Čia vėl kažkoks bebro, ne bebro kelias. Gal čia būtų dar įmanoma, o kitur, matot, tokie 30 metrų į tolį švendrai. Nu, bet čia kažkas sėjęs, nežinau, galbūt žmogus, tai čia, manau, prieisim. Vis dėlto gerai, radom dar vieną prieimą. Tokį visai neblogą. Irgi žolinėliai. Galimai čia bus ir lydekėlių. Vo, bičiuliai. Mes čia visai gerai stovim, aš galvoju. Opa, turim bičiuliai, iš toli. Tuoj mes ją per... Eik tu savo. Duot išplaukti. Į kažkokias čia rimtas žolės mumis.
Aha, valas eina, yra ta lydeka dar. Varliukas va irgi nusivylęs kabo. Ai. Labai gerai buvo pakirsta, tiesiog čia mirtinai įėjo į tą žolės, nesupratau. Šiaip aš manau, jeigu mes dar norėtumėm tose pradinėse neįlankėlėse, kur pradėjom, galėtumėm dar mėtyt ir ko gero kažką pagautumėm, bet aš dar noriu nueiti truputėlį kitą krantą, tenai, pabandyti, ne? Vieną kitą metimą. Tai toks kateris, ane? Blemba. Kaži, jeigu aš ant jo užlipčiau. Neišplauksim netyčia? Gal ne? Toks plaustukas. Fainiai gal. Kad paskutinio varliuko nesuėstų biškį kitą masalą, tai žolių krūvos iš karto. Truputį pailsėsim ant šitos jachtos, ant šito plausto. Atsipūsim. Manau, kad šitą užtvankėlę, ežeriuką, ar kas čia bebūtų, mes jau apleisim.